sveikinuosi iš Briuselio. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie jungiatės, klausotės, girdite, reaguojate, padedate platinti žinią didesniam ratui, todėl dalinkitės. Man ryšys su jumis šioje platformoje yra svarbus, nes apie darbą Europos parlamente Lietuvos žmonės dėja, bet žino labai mažai. Viena iš svarbių mano darbo šiame parlamente sričių – ES politika rytų partnerystės šalių atžvilgių. Tai Baltarusija, Ukraina, Moldova, Sakartvelas, Armėnija ir Azerbaidžanas. Labai skirtingos šalis su skirtingomis trajektorijomis, tačiau visos jos turi vieną vardiklį – Rusijos imperialistinį kolonijinį siekį išlaikyti jas savo imperijoje. Taigi tiems, kurie ir mano paskyroje nuolat lieja pyktį, jog geriau rūpinčiausi Lietuvą, atsakau labai aiškiai. Nesivarginkite skleisti šį Kremliaus naratyvą. Aš dirbu Lietuvai, nes šiandien saugumas mums yra pats didžiausias prioritetas, o saugumo erdvė ir demokratijos plėtra į rytus nuo mūsų yra visų mūsų Lietuvos nacionalinis interesas. Būtent todėl grįžtu ir šiandien prie Baltarusijos išrinktosios prezidentės Svetlanos Cichanouskajos rezidavimo Lietuvoje reikalų. Lietuvos prezidento patarėjos Astos Skaisgirytės komentaras, jog galutinio sprendimo dėl išrinktosios Baltarusijos prezidentės apsaugos dar nėra ir jog jos statusas Lietuvoje nesikeičia, suteikia vilties, jog kažkieno, o greičiausiai socdemų vyriausybės, padarytas klaidingas sprendimas bus sustabdytas. Žinau, kad ir šis mano komentaras bus palydėtas daugybės trolių antplūdžio, bus ir tikrų nepatenkintų žmonių komentarų, bus suklaidintų, bus nuoširdžiai išsigandusių rusų kalbos Vilniaus gatvėse ir lengva ranka kaltė dėl to nurašančių Baltarusijos opozicijai. Visko bus. Tačiau apie esmę. Savaitgalį teko bendrauti su daug senų gerų draugų saugumo konferencijoje Gotlande, kur apie keistą Lietuvos valdžios sprendimą dėl Svetlanos apsaugos jau buvo dauguma išgirdę. Pagrindinis jų klausimas – kodėl? Oficialus Lietuvos valdžios, konkrečiai socialdemokratų atsakymas apie neva pasikeitusią į gerą saugumo situacija Baltarusių opozicijos atžvilgių yra sunkiai suvokiamas. Niekas tuo negali patikėti, nes taip ir nėra. Tai va tik ką šiomis dienomis pripažino ir Lietuvos valstybės saugumo departamentas. Saugumo situacija jų atžvilgių nepasikeitė, toks buvo pranešimas. Atvirkščiai, situacija tiek Baltarusijos, tiek Rusijos opozicijos atžvilgių yra blogėjanti. Štai paskutinė žinia iš Kremliaus. Rusijos federalinė saugumo tarnyba FSB antradienį pranešė pradėjusi baudžiamąją bylą prieš tremtyje gyvenantį verslininką Mikhailą Khodorkovskį, vieną iš opozicijos lyderių, ir prieš kitus žinomus Kremliaus kritikus, kaltindama juos sąmokslu, smurtu, užgrobti valdžią. FSB pranešė, kad tyrė visus 22 Rusijos antikarinio komiteto narius, atidaro naują tokį failą, grupę politikų, verslininkų, žurnalistų, teisininkų, menininkų ir akademikų, kurie visi gyvena dabar užsienyje ir priešinasi Rusijos karui Ukrainoje. Be Khodorkovskio tai grupiai priklauso žymus disidentas ir buvęs kalinys Vladimiras Karamurza, buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas ir buvęs ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas. Beje, Michailas Kasjanovas ir Michailas Khodorkovskis, jie abudu buvo Visbyje, Gotlando saloj, šioje konferencijoje, kur ir man teko dalyvauti ir beje su jais daug kalbėtis. Tame FSB pranešime ta grupė visa, kuri remia Ukrainą, vadinama Khodorkovskiu ir jo bendrininkais. O tai reiškia, kad jis laikomas pagrindinė figūra.
Taip, iš pirmo žvilgsnio kai kam gali atrodyti, kad su Baltarusija yra kiek kitaip. Vyksta Jungtinių Amerikos valstijų ir Lukašenkos pokalbiai. Taip, Lukašenka porcijomis paleidžia kalinius. Turbūt sulauksime ir daugiau paleidžiamų. Tačiau Lietuva turi būti labai atidi savo pačios, savo saugumo interesų atžvilgių. Gali atsitikti ir taip, kad mūsų interesai nebūtinai sutaps su dabartinės Jungtinių Amerikos valstijų administracijos interesais ir veiksmais. Bijau, kad šita Lietuvos silpna ir nepatyrusi valdžia gali būti tokiu lipdymo plastelinu, ne tik Rusijai. Beje, čia mes turim daug signalizacijos lempučių ir visuomenė gana greit reaguoja. Tačiau tokiai valdžiai daug sunkiau gali būti atsispirti sąjungininkų spaudimui, jei toks būtų. Taip, prezidentė Svetlana Cichanouskaja ir jos griežta politika sankcijų Lukašenkai atžvilgių nepatinka daugeliui dabartinės Lietuvos valdžios rėmėjų, galingų rėmėjų, laukiančių verslo santykių su Lukašenkos režimo atkūrimo ir atkūrimo bet kokią kainą. Jiems Svetlanos rezidavimas Vilniuje yra kliūtis, kaip beje ir pačiam Lukašenkai. Kaimyninė Lenkija jau pasisiūlė priimti Baltarusijos lyderę pas save. Beje, Varšuva, noriu priminti, norėjo šito nuo pat pirmų dienų po Baltarusių revoliucijos. Kai kas sakys, ir gerai, tegu pasiima. Ne, labai blogai. Tai būtų didelis Lietuvos pralaimėjimas. Beje, tas pats, kas reikalavimas nukabinti Ukrainos vėliavas Lietuvoje. Tai to paties Kremliaus scenarijaus dalis. Tai būtų didelė geopolitinė klaida. Lietuvos laisvės siena pasislinktų atgal į vakarus link Varšuvos, o mes liktume nesuprasti keistuoliai ir turėtumėm žymiai mažiau įrankių savo laisvės bylai. Taip, Tomas Tomilinas iš Skvernelio partijos yra teisus. Svetlanos rezidavimas Vilniuje duoda ne tik didelį matomumą mums, bet ir konkrečią praktinę naudą. Čia susikūrė kitų valstybių atstovų Baltarusijai tinklas, daug į Lietuvą su oficialiais vizitais atvykstančių valstybių atstovų siekia susitikti ir su Baltarusių lyderė. Suprantu, kad 1 000 000 eurų apsaugai daugeliui Lietuvoje yra tokie mistiniai pinigai. Tačiau ir demokratija ir saugumas kainuoja. Ir taip, Lukašenkos KGB daug daugiau milijonų investavo į dezinformacijos ir neapykantos Baltarusiams kurstymo projektą. Jis iš dalies jau pavyko. Gaila, kad prie to prisideda ir žinomos Lietuvos pavardės. Štai Vytenio Andriukaičio interviu vienam opoziciniam baltarusų kanalui, beje, tam kanalui, kurio vadovė yra nuo seno oponuojanti Svetlanai Cichanauskai ir beje finansuojama tokio keisto opozicijos atstovo iš Rusijos Nevzlino, atrodo, lyg būtų surašytas Lukašenkos patarėjų kabinetuose. Nežinau, kodėl Vytenis Andriukaitis taip elgėsi. Daug klausimų kyla. Jau dabar Lukašenkos kanalai trimituoja savo džiaugsmą, didelį džiaugsmą. Jų didžiausias noras sunaikinti bet kokią alternatyvą Lukašenkos režimui ir tolimesniam Baltarusijos integravimui į Rusiją. Nes Svetlana visur teigia būtent alternatyvą – europietišką Baltarusiją. Kviečiu nepasiduoti populizmui, nebijoti eiti prieš srovę, jei to reikia Lietuvos valstybės interesams. Mes turim paaiškinti savo žmonėms. Ir visi, ne tik tokie žmonės kaip aš iš Tėvynės sąjungos, bet visi europietiški politikai, kodėl tai yra svarbu. Beje, kitą Strasbūro plenarinių posėdžių savaitę kalbėti iš Europos parlamento tribūnos yra pakviestas iš Lukašenkos kalėjimo paleistas Svetlanos Cichanouskajos vyras, Sergejus Cichanouskis. Jie atvyksta abu. Jie bus beje priimti aukščiausių protokolinių lygių. Kaip suprantu, tai buvo Robertos Metsolos, mūsų prezidentės iniciatyva. Ir Vilnius bus minimas kaip demokratijos ir laisvės sostinė.
vis dar. Tik ar išlaikysime egzaminą?